Jo, tėvai ką galėtų padaryti, tai vaikam galėtų įdėkti bent jau higienos įpročius, nes yra žmonių, kurie 70-60 metų amžiui iškirsta pirmą kartą, kad, sakykime, prieš šlapinantis reikia atitraukti apyvarpę, kad varpą reikia plauti ryte vakare kaip veidą, tarkim. Ir tai sukelia didelę nuostabą ir paprasčiausiai žmogus sako, man niekas nesakė. Tai, kaip pasakyti, atrodo 21 amžius, bet tokie elementarūs higienos įgūdžiai dar kartais tampa dideliu iššūkiu. Tai nuo savęs, savo kūno švaros suvokimo reikėtų pradėti, jeigu jaunam amžiui nėra kažkokių tai simptomų susijusių su šlapinimuose sutrikimais, su skausmais, įklydėse, varpos galvutėje, tarpvietėje, tai tos urologo priežiūros kažkokios tokios, jeigu kalbam apie lytinę sveikatą, nelabai jos reikia. Tai po to jau nuo 40 metų amžiaus, net ir nejaučiant kažkokių tai simptomų, kiek kartą per metus reikia apsilankyti su bendru šlapimo tyrimu, su prostatos specifinio antigeno kraujo tyrimu, tam, kad būtų atsekamumas, sakykime, tam tikros urologinės sveikatos raidos. Lietuva vienintelė ES valstybė, kuri turi valstybinę prostatos vėžio prevencijos programą. Jinai dabar vis dar egzistuoja ir startuoja šiek tiek vėliau negu 40 metų amžiaus. Priklausomai nuo to, ar sirgo pirmos eilės giminaičių prostatos vėžiu, jinai prasideda 50 metų amžiaus, jeigu nesirgo, tai 55. Tai aš būčiau linkęs rekomenduoti pradėti draugauti su urologais anksčiau, nuo 40 metų amžiaus, tegu ir kartą per metus ateiti paprasčiausiai inksto echoskopijai, šlapimo pūslės echoskopijai, prostatos echoskopijai, jeigu reikia sėklidžio echoskopijai ir visą tai fiksuoti tam, kad atsektume, kaip vyro organizmas vystosi toliau, tai yra labai didelė nauda. Tuo labiau, kai dabar turim bendrą sveikatos sistemą, kur visi duomenys yra laikomi, tai iš bet kurio taško galima atsiversti, pasižiūrėti ir palyginti, jeigu įvyktų kas ūmaus arba ne. Nes egzistuoja ne tik tai lytiniai vyrų organai, egzistuoja ir šlapimo organai, tai sakykime, ar nesiformuoja kažkokie akmenys inkstuose, yra cista inkste, kaip jinai pakito per metus, padidėjo, gal pertvara kažkokia atsirado. Tas toks sekimas be simptominių pacientų irgi turi labai didelę savo naudą.